kameroje. Šiandien vėl turiu svečiuosi Mindaugą ir šiandien rašysim bairius. Jo, mes bandysim pasigalvoti bairį ir bandysim jį open mic'e, turbūt sudegsim, bet tą video irgi įkelsim, kad žiūrėtumėm kaip gaunas. Nes ne visi bairiai juokingi kitiems, kurie juokingi tau. Aš žiūriu į tave, tu žinai kas tu, nes visiems taip kartais būna. Ir jo, kartais, kai neišsirašai bairio, tai verta jį turbūt pabandyti įsirašyti su draugeliu. Tai tiesiog pabandysim, turim po kelis, man atrodo, premisus, kurie niekaip nedaina iki geros kažkokio aiškaus bairio. Arba tai tiesiog blogi premisai dar. Jo, pilnai gali būti, bet gal pavyks kažką sugalvoti dviese. Pas mane ne visi kaip premisai bus, kai kur gal kaip juokingos mintis. Gerai, nu tai bandykim turbūt, ką aš žinau. Davai, tu svečias šauk pirmą. Nors šiaip, tu kas antram videkį, tai nelabai kaip svečias skaitis. Ok, aš turiu tokią durną idėją ir aš ten kažką aplinkę mačiau ir kažkas nesusikonektina, kad būtų juokingi. Aš galvoju apie dirigentus. Mindė, kaip tu sugalvoji bairius? Čia per restoraną dirigentų? Yra toksai? Man atrodo, ir nedaug. Vilniui gal. Vienu žodžiu, pirminė idėja tai buvo, kad aš norėčiau turėti tiek pasitikėjimą savim, kaip tas pirmas bičas, kuris nemoka grot, nemoka dainuot, bet pradėjo visiems aiškinti, kaip tai daryti. Pradėjo diriguoti pirmi smuikai. Ir jie dar neturėjo tos batutos lasdelės, jie tiesiog su smuiko stryku diriguodavo. Tai aš įsivaizduoju, žinai, esi pirmas smuikas, taip pat tas geriausias smuikininkas ir draugelis blogai groja. Bet realiai, jeigu būtų moteriškas kolektyvas dirigentui, jis gautų pinigus už tai, kad kelia ranką prieš moteris. Dėl to tai ir svajonių darbas, žinai. Arba dar, žinai, koks gali būti teikas. Kodėl vis dar egzistuoja dirigentai? Tipo, muzikantai jau moka patys grot. Tipo, yra appsai, tu telefą gali turėti natūlapus planšetas. Kam reikalingas dar jisai? Jeigu tu žinai kaip grot, tai tu nusipirk keyboardą, kur gali keisti instrumentus ir sugrok už visus ir viskas, ir paleisk. Kažkaip prie to galima gal vesti. Kad, tipo, kodėl nėra antidirigentų profsąjungos, kurie išstumtų iš darbo rinkos? Tarp mūsų kalbant, tai žinau, kodėl jo reikia, bet daug jokingiau, jeigu nežinai. Sustabdo pareigūnas, saksofonistas, sako, atsiprašau, pilietis, galit papūsti ir sako, galiu. Aš abejoju, ar normali publika žvengs, todėl reikia pasibandyti. Dirigentas yra kaip tas bičas, kur kai klasė reikėdavo keliasi daryti projektą. Buvo, man šitą mintį. Bet šiaip šitą galiu naudoti, nes čia paprasčiausias, elementariausias pavyzdys tas būtų, nereiktų iš toli kažkur. Yra tie policijos pareigūnai, kur vidury gatvės stovi su lasdelė. Ten kind of kaip dirigentas. Jis groja gatvės muziką. Gatvės muzikos dienos. Žinai, kai vyksta gastrolės, tai kartais tiesiog sako, mūsų muzikantai sugros, mums tik to dirigento reikia. Tai jis kaip labai senobinis didžėjai, žinai. Techniškai, wow, 2 senas dainas į vieną sujungi, neįtikėtina, jis muzikos genijus. Yra tokie didžėjai. Realiai dirigentai yra kaip didžėjai. Visiškai viens per vieną. Nes didžėjus jis ant tų savo nopsų jungiklių irgi duoda liepia aparatūrai ką daryti, kada pagrot, kada į taktą įti, dar kažką, jeigu jis netaip mostels, bitai nesueis. Dirigentas irgi nusičiaudyk netyčia ir viskas pizda. Svarbiausia, ne. Ai, ne. Kam jis reikalingas, na? Taip. Aš klausiu, ar būna, kad ten dirigentas nugrybina ir sako, jo, kartais nugrybina ir choras tiesiog sugroja. Jeigu jis vidury dainos susinorės mėšti ir pabėgs, tai kažkaip dagros, gal ten į pabaigą biškį išsiderint. Aš toj. Nėra taip, kad, žinai, tipo, o ne, jo nėra, kas čia per daiktas. Čia ne tai, kad, žinai, pultų elektrą dingo ir didžėjus nepagros, tai vėlgi didžėjus tada žino, jis ten kažką derina, o čia visi turi savo natas. O įdomu būna, kai didžėjus, kai groja, ten būna, kai festuose dar kažkur pilnas YouTube'as yra, kur užlūšta aparatūra, kokia ten išsijungia ir pribėga technikai, tipo, žinai, padėti, žiūrėti, ką daryti, o dirigentui būna, kad lasdelė nebeveikia, tipo, žinai, kur moju, jie manęs nebeklauso. Atbėga technikai, tipo, žiūri, lasdelė keičia į kitą. Nu, tipo... Gera pabaiga, kad tipo, ant tiek duhas, kad jeigu tau kažkas blogai nutiktų, tai ką jie, lasdelę greit pakeis. Ką veiki šiaip gyvenime? Nu, aš dažnai ten su muzika keliauju po pasaulį. Gali kažką pavaryti. Bet šis sen jo ir ektautas žoskai geras, nes po to ta aklina tyla, tipo, žinai, kur tiesiog, jo. Jeigu Hebra nesijuoks, aš jūs padiriguosiu ten.
Baras garsiau. Čia gali būti juokinga. Kai, tipo, instrumentai, tipo, per eilę metų ten daug kas pasidarė į elektrinius, tipo, žinai. O dirigentų lasdelės irgi elektrinės gal pasidarė, kur, tipo, ateina ir, žinai, bubum, Bluetooth device connected successfully. Tai dirigentai irgi customize tas lasdelės ištrauk, ten, žinai, tipo, su tribalais. Fėjos tokia, žinai, su žvaigždė gali. Kur jis darbintus, žinai, kur galėtų būti naudingas su savo very special set of skills. Na, aš gerai masuoju prie žmonės, gal dar vergus padavinėti. Jie ten tegul dirba, aš tik, kad greičiau, kad su nuotaika. Beisbolė, tipo, nežinau, tipo, kamuoliuką bandytų nudiriguoti į tinkamą vietą. Mesk ten. Nuneši čia. Jis, kaip atrodytų gatvės dirigentas, kuris stovi ant gatvės, kepurę pasidėsi. Studijose grojau gatvį. Pasileidžia iš kolonkės. Ir įsivaizduok, kai būna tūsose, tipo tie draugeliai, kuris traukia gitarą per tūsą, tai dirigentas, matau, yra lasdelė. Hebra, žiūrėkit. Šitą skiriu jum. Šitą vakarą repetavau, šviežias naujas kūrinys. Kažkur svečiai. Ką jis čia darosi? Nu, šit dirbu. Dabar man vėl per naują. Štai būtų gerai susirepetuoti, kad galėčiau taip tikroviškai, žinai, kur vieną ranką ten kažką aiškinti, kitą vis dar paišai trikampiukus, o ne kažką. Čia padarom. Sorry, man čia žinokit. Vakar žiūri balsą pradirigavau. Žinutė atsirašinė. Matot, kaip būna. Pradžiai tas tylas iškarpiam. Perė man visai kitos idėjos, negu nuo kurios pradėjom. Daug maž įsivaizduoju, blema, jau ir skemki. Ninžo, turbūt čia dabar susidėliot biški trūktų, tai pasižiūrim Mariaus premisų, o galbūt tada, kai filminsim įsibandymą ant scenos prieš realius tikrus gyvus žmonės, kuriems diriguosim kaip juokti, galėsim pasakyti, koks bairis buvo ir kas žiūrėjo, gal atseks, nes aš manau, kad čionais kaip ir žinau, ką reikia padaryti. O šitas visai patiko. Atsimenu, kai buvau vienišas, kaip lengva buvo kabinti panas mano draugam, nes man pizdakat neėjo. O radai paną, nes nusimi kepurę, ir taip, Jo, gal net bandyt varyti tos visus savo akivaizdžius minusus, tipo, žinai, ir kad tu neturi akivaizdžių. Kur, tipo, baigio, man tai net patinka, kad pas tavį yra tas pilvas. Kur, tipo, aš plikas komikas, gal ir plikas. Tu matau, kad plikas. Tai juokinga. Jokinga, kad tu prieėjai prie manęs. Kad su taviškė buvo viskas priešingai, pavyzdžiui, jis ten pabendrauti, nes sako, toks jokingas, gal toks komikas, nes kitomas skaitau, aš komikas ir, nes prieėjai prie manęs, nejuokiai, Tai jau, žinai, galvoju, vis tiek nepaisau, ko be nuotaikos, su mergom neina, baig tau, Ne, baig. Ei. Bet tu tai tikrai gal komikas koks? Jo. Visos, kryžas šitą. Tu mano bronzinį gražuolį. Bronzinį riterį. Mano varinį žmogeliuk. Nusirengi, Jėzau, koks mielas, jeigu dar tu matytum. Kažkas apie tai, kad tavo pilvas fainas, nes galėsiu lietui pačiult. Kažkiek, man atrodo, turiu, kad suliubdyti. Paliekam tiek? Jo, čia jų galim palikti. Turėsiu. Aš dar galvojau papildyti tą, kad metu gert ir vėl atradau džiaugsmą vemt. Išsivėmė ir palengvėjo, nes anksčiau tai būdavo kaip save game'as, žinai, išsivėmė ir, aš jau buvau toks girtas, kartuojam, kažkaip taip. Kur seniau visi čiūvai eidavo mokintis grot gitarą, kad panas lengviau būtų kabinti, taip, žinai. Toks vaizdas, kad tais laikais niekas nežinojo, kad galima meluot. Kur, tipo, man dažnai draugai aprodo, kad teisų neturi, tipo, kaip tu gali neturėti teisų, taigi patogu su mašina, vis tur gali nuvažiuoti seniai daug greičiau ir patogiau keliauti. Ir paskui tie patys žmonės vėluoja sutikti
susitikti su manim ir kai atėjęs, sorry, seniai, kamštį buvau. Tai va, tokie tie bairiai. Tai va, kaip matot, bairiai yra nejuokinga. Taip. Labai rimtas reikalas, čia trumpai pablėvyzgojom ir tada tęsim šitą namie, reikia tiesiog susirašyti viską iš eilės. Laukit kitos serijos, kur visi duosim bairius, o tada eisim susideginti ant scenos. Gerai, iki kitos savaitės.